Ar žinote, kad motociklą galima naudoti kaip laiko mašiną ir vos per porą savaičių nukeliauti gerus 2000 metų atgal į antikos laikus ir pasivaikščioti senųjų Sagalasos, Hierapolio, Afrodizijos, Ledakijos miestų gatvėmis ir aikštėmis, nueiti pasižiūrėti spektaklį į amfiteatrą, išgirsti turgaus šurmulį, daugelio vaikų klegesį, padiskutuoti su filosofais apie gyvenimą, meilę, galbūt apie politiką. Ir štai tuom aš ir užsiemu paskutinės kelias dienas ir negaliu atsidžiaugti. Iš tiesų, širdis džiaugiasi kelintą dieną vaikštant po šių nuostabių antikos miestų likučius, matant, kiek darbo buvo įdėta, statant šias šventiklas, teatrus, aikštes, kitus pastatus. Na, Turkija, bent jau šita jos dalis, atrodo lyg gyvas muziejus po atviru dangumi. Vis už kiekvieno kampo tai kažkoks tai miestas, tai dar koks antikos reliktas ir tikrai neįmanoma čia nei per 2, nei per 3 savaitės visko nei iš tolo apvažiuoti. Man jau aišku, kad reikės rengti dar vieną ekspediciją čia, į Turkiją, skirti specialiai tam laiko, tam, kad aplankyti ne tik tai Romos imperijos palikimą, na, bet dar ir čia visų turbūt visų civilizacijų sandūra yra čia. Labai smagu, kad turkai taip viską prižiūri, taip viską restauruoja, taip viską saugo. Iš tiesų, aš šitam Afrodizijos miesto muziejuje esu beveik vienas. Šiandien yra antradienis, darbo diena, tai beveik ne vieno turisto, bet užtat pilna archeologų, dirba, kasinėja, kažką daro. Na, o aš čia galėjau ir į teatrą išeiti, pasižiūrėti, pavaidinti pats savo prieš 20 000 virtualių žiūrovų. Taip pat ir galiu čia naršyti visus kampus. Na, man žiauriai įdomu. Kiek čia visko yra, likučių fragmentų ir kolonų, ir pastatų, ir akmenų, ir kiekvienas iš jų turi savo unikalią istoriją. Kiekvienas pasakoja savo pasaką. Na ir už kiekvieno iš jų turbūt yra kažkokių žmonių likimai, apie kuriuos mes galime tik tai ramiai pafantazuoti.
Na, bet kokiu atveju jau į pabaigą mano Turkijos vojažas. Rytoj dar keliausiu į Efeso miestą. Pasilikau savo desertui. Vienas iš didžiausių antikos paminklų šiuolaikinėje Turkijoje. Na, o iš ten sėsiu į laivą ir kelsiuosi į Graikiją. Na ir manau, jau paskui po truputėlį judėsiu į šiaurę link namų. Taigi, kas lankysitės Turkijoje, neapsiribokite vien tik tai viskas įskaičiuota viešbučiais, bet būtinai pasimkite turus ir aplankykite šitos miestus, jeigu jums patinka antikos istorija, norite prisiliesti prie jos savo rankomis, pajausti šitą visą vaibą, šitą dvasią, kaip, na, aš čia jaučiuosi, nežinau, labai keistai, taip kažkaip ramiai, suprantu, kiek žmogaus gyvenimas yra laikinas, kiek žmogaus gyvenimas yra trumpas ir štai yra tai, kas turi išliekamąją vertę. Kuo galima dalintis, taigi reikia kurti tai, kas liks, o ne vartoti ir palikti po savęs tik tai krūvą šiukšlių. Geriau po savęs palikti štai tokius miestus. Ačiū dar kartą visiems žiūrintiem. Aš einu toliau mėgautis, negaliu, neriu toliau į šitą džiaugsmą. Iki.